Sveiki, liūtai. Dabar apie darbą. Darbo srityje išryškės labai stipriai suaktualės netgi, reiškia bendradarbiavimo tema. Tai va, kadangi vienas nebenorėsite dirbti, vieni nenorėsite dirbti, arba tiesiog ateis poreikis dalintis naštą, atsakomybę ir kažkokį tai prisimti grupinę atsakomybę arba kolektyvinį darbą. Taip kad bus ir gerai, ir blogai, nes jūs labai svarstysit, negalėsit apsispręsti, ar jums čia yra labai tinkamas dalykas, ar nelabai, ir galit priimti tai kaip išbandymą, kadangi liktai kartu dirbti irgi atsakomybė, vienam jau pavargote, ir taigi bus tikrai tokia labai įdomi savaitė, kai teks blaškytis tarp praeities ir ateities. Jums labai bus svarbi aplinkinių nuomonė ir jūs negalėsite apsispręsti dar labiau, kadangi vieni sakys vienaip, kiti patarinės kitaip. O aš trečiaip. Reiškia, bet žinokite, kad iš tikrųjų šią savaitę priimti komandiniai sprendimai atneš daugiau naudos, negu kad jūs vienas tenai spręstumėt, prisimtumėt atsakomybę. Ir iš vis, jeigu esate lyderiai, būkite lankstesni, kadangi ten reikės labai stiprinti dialogą, kadangi tas autoritetiškumas jūsų, kategoriškumas gali biškutį suerzinti aplinką, kurioje dirbate. Ir nesvarbu, ar esate samdomas darbuotojas, ar esate vadovaujantį darbą dirbantis, ar darbdavys. Tai va, ir šią savaitę, jeigu perlenksite lazdą, tai turėsite prastesnius rezultatus, nes spaudimas, reiškia, darbiniai aplinkoje jums mažins, reiškia, rezultatus. Dabar bendra veikla suaktyvins jūsų kūrybingumą. Jau ko tikrai jums šito netrūksta, bet vėlgi perspėjimas, išgirskite kitų nuomonę, nes ta, reiškia, toks diktatūrinis spaudimas aplinkai gali duoti smūgį jūsų ir reputacijai, ir darbe sukelti įtampą. Tai va, taigi balansas visur, taigi pabūkite biški svarstyklėmis. Tai va tiek apie darbą. Dabar apie meilę. Norisi dėmesio, norisi šilumos, pripažinimas meilės srityje irgi tampa labai svarbus. Ir jeigu nedaug dievai jūsų artimas žmogus neparodys tinkamo kiekio jausmų, žodžių neišsakys tinkamų ar dėmesio, kažko tai tokio, kas jūs veža, tai gali kilti įtampa. Ne skyrybos, bet įtampa. Ir jūs galite grubiau pasielgti ir partnerio, reiškia, reakcijos gali būti labai jautrios, pajautrintos. Teks daugiau nuoširdumo ir vis tiek šią savaitę taip ir darbė, ir čia teks egoizmą biškutį mažinti. Tai va, dabar neužmirškite, kad visi turime, reiškia, lygiuotis į tą tokį į lygybę, kad kiek duodi, tiek ir gali paimti. O šią savaitę duoti galbūt nelabai norėsite, o imti norėsite daug meilės srityje. Bet viskas sureguliuos trauka, nes trauka bus tik stipri, ta fizinė trauka, ir bus viskas dėl to, visą taigi išlygina. Dabar, aišku, visa savaitė tokia, kaip biškutį jausitės lyg scenoje. Aš nekalbu apie senai gyvenančius kartu, ten susituokusius 120 metų, tai čia yra dar kitaip. Bet iš tikrųjų, tie, kurie esate jauni, kurie ieškote poros, kurie nesenuose santykiuose, tai žinokit, iš tikrųjų jausitės kaip scenoje truputėlį. Pasitempę, įsitempę, noras parodyti pačias gražiausias savo pusės. Taigi toks biškė apie meilę patarimas būtų, kad šitą periodą iki pat 15 vasario šiluma ir artumas per šilumą. Susikurs artumas per šilumą. Pabūkite šilti. Tai va. Dabar sveikata. Bus daug labai energijos.
bet jūsų širdis labai reaguos į stresą. Bus širdingas, žinot, kaip sako pagal rytų medikai, kad žmogaus charakterio savybės yra sprendžiamas pagal organų funkcionavimą. Tai jūsų širdelė bus jautri, tai šią savaitę būsite labai jau širdingas, širdies energija dominuos, taigi vėlgi ir nugara. Širdis ir nugara. Šią savaitę silpnesni gali būti širdis ir nugara, tai jeigu jau turit kokių problemėlių, irgi sakau, vienintelis vaistas nuo visų ligų valerijonas, nes įtampa nuima stresą. Ir aišku, poilsis ir poilsis. Dabar nugarai, tai aišku, masažiukas, kaip geresnio daikto nėra. Ar artimieji gali ištrinti gerai išmasažuotą lejukais, ar pas profesionalų žmogų nueiti masažistą. Tai tikrai būtent šią savaitę jūsų kūnas reikalaus dėmesio. Taigi gal prasiplaukt baseine, ar būtinai ignoruoti signalų, kūno signalų šią savaitę tikrai neverta. Dabar taip, dėl sveikatos, tai būtinai daug juokitės, nes juokas gydo ir tai yra tikrai vienas iš sveikatos šaltinių. Ir jeigu įmanoma, žiūrėkite juokingus filmus ir kuo daugiau pertraukų, pauzių. Tai va, taip, kad vėlgi, sakau, pabūkit svarstyklį, pasibalansuokit taip biški, žinai, kad ta sveikatėlė tikrai, kad gerai jaustumėtės ir viskas būtų labai fainai. Nes ši savaitė tokia yra, ne vienareikšmė, tokia daug jaudulio, tikrai. Tai va, ir šio periodo patarimas yra, nebūtina visur spindėti, brangieji liūtai, aš suprantu jūs, bet nebūtina. Pabūkit paprasti, nebūtina visada būti scenoje, pabūkite tiesiog paprastai, ramiai, tyliai, šešėlyje. Ir neužmirškite, kad tikri ryšiai gimsta tie, kurie gimsta tyloje ir, be kaukių, taip. Ir iš tikrųjų ramybė šią savaitę jums stiprins autoritetą. Taigi, iki kitos savaitės, ate.